Sveiki visi atvykę į mano pirmąjį video vlogą, kuriame kalbėsime šiandien su Kamile Raustyte, kuri studijuoja Lietuvos verslo kolegiją turizmo ir pramogų verslo industriją. Sveika, Kamile. Labas. Tai iš pradžių norėčiau sužinoti, kodėl būtent pasirinkai stoti Lietuvos verslo kolegiją. Na, kaip ir visi turbūt studentai, kaip ir visi turbūt abiturientai, ieškojau savo tinkamiausios vietos ir tinkamiausios programos studijuoti. Ieškojau per visas Lietuvos programas, kuri man būtų tinkamiausia. Ir žiūrint, akis užkliuvo už Lietuvos verslo kolegijos turizmo ir pramogų verslo industrijų programos. Ir pasidomėjau labiau ir mane sužavėjo tiek programos dalykai, tiek praktikų gausa, tiek galimybė studijuoti su studijų stipendija. Ir dar kas patiko, tai specializacijos. Man aktualiausia buvo renginių organizavimo specializacija. Tai dėl to ir pamėginau įstojau ir visiškai nesigailiu dėl to. Minėjai renginių organizavimą, o pačioje kolegijoje vyksta kokie renginiai? Ar organizuojate kažką? Taip, su studentų atstovybė tikrai labai daug organizuojame įvairių renginių. Metus pradedame su LTVK Fuksų stovykla, tada pirmakursių krikštynos, turizmo dienos minėjimas, protmūšių, jau dalyvaujame visokiose akcijose, organizuojame jas, tiek pyragų dieną, tiek dabar artėjančią daromą akciją. Dabar šiais metais tiesa, ta daroma akcija bus kiek kitokia nei įprasta, nes karantinas. O taip pat organizuojam ir atvirų durų dienas, karjeros dienas, tai tų renginių tikrai yra nemažai ir studentams tikrai yra kur vietos pasireikšti. Supratau. O jūs paskaitose turit, tarkim, išvykstamąsias paskaitas ar kažką panašaus į tai? Taip, turim išvykstamųjų paskaitų, tikrai buvo labai daug. Paskutinius 1,5 metų, iki karantino, labai reikšmingas, tai yra labai reikšminga ir produktyvu, nes gali pamatyti įvairių praktinių dalykų, kurių galbūt nesupranti teoriškai, bet pamatai praktiškai ir viskas tampa žymiai aiškiau. Tai labai džiaugiuosi, kad tokia galimybė yra šioje kolegijoje ir manau, kad tai yra labai naudinga. Tikrai pritariu, kad praktika yra daug geriau nei sausa teorija. Taip. Kurią dažnai mes gaunam. O tau asmeniškai kokių savybių suteikė? Galbūt atradai kažką naujo studijuodama, nes kaip minėjau, 1,5 metų studijuoji iš toj kolegijoje ir galbūt atskleidė tavyje kažką naujo. Ar pastebėjai tai? Taip, išmokau labai daug naujų dalykų, galbūt senus įgūdžius patobulinau, kadangi esu studentų atstovybės viceprezidentė, tai išugdžiau ir bendravimo įgūdžius, ir koordinavimo, ir laiko planavimo dalykus, ar taip pat labai išmokau praktiškai pritaikyti įvairias idėjas, tai manau, kad tai yra labai naudinga ir bus naudinga ir ateityje. Pritariu tikrai tau, nes bet kokiu atveju tai bus labai naudinga. Tai ačiū tau labai už įdomius ir išsamius atsakymus. Linkiu kuo didžiausios sėkmės ir toliau mokantis. Na, o su jumis, tai žiūrovai, sutiksime kitame mano video vloge. Iki!